Šiai kovai ruošiuosi atsakingai, kaip visą laiką. Daugiau dirbu parteryje dabar, kadangi po kovos Siemens arenoje prieš prancūzą tiesiog nepasisekė, man pagavo tokį veiksmą, po kurio aš net negalėjau užmigti ilgai savaitę. Mačiau, ką aš blogai padariau. Ir dabar daugiau skiriu dėmesio parteryje. Mano pirmas dabar didžiausias noras sporto pasaulyje – nugalėti tą prancūzą ir įrodyti, kad jam tik pasisekė. Prieš aną kovą prisišnekėjau, prisikarksėjau apie tas taktikas ir daugiau nelabai norėčiau. Tiesiog parodysiu jums staigmeną. Norėčiau palinkėti ir dar kartą padėkoti, kad taip mūsų palaikote ir kad atvažiuokite mūsų palaikyti kovo 19 dieną į Siemens areną, mūsų visos rinktinės. Savo priešininkui norėčiau palinkėti, kad prieš ateidamas nebijok, o prieš išeidamas neverk. Visi pasimatysime kovo 19 dieną Siemens arenoje.